Labai kuklus, tai žinau, tą tikriausiai išgirdo, bet vienai par kitaip labai smagu būti šiandien čia, per Pitko, išeidamas Viktoras Pranckietis, pačiupo mane už rankovę, sako, Arnai, būtinai visiems pasakyk, kad šiandien yra 120-osios Aleksandro Stulginskio metinės, tai plojimai jam. Ir Viktoras, kuris nežinau, kodėl, bet pasidausias dabar atsimenu, fenomenalus žmogus. Dar vienas fenomenalus žmogus yra Izaokas Niutonas. Ir jį kadaise vienam iš didžiausių savo atradimų įkvėpė obuolys, krentantis nuo obels. Obuolys, kuris veikiamas gravitacijos, jam sukėlė klausimą, kodėl jis krenta ir kaip visą tai veikia. Ir diskutuodamas su kolegomis prieš atvykdamas čia, tą idėją temai mestelėjo kolegas Komantas ir sako, tau reikia naujo obuolio, nes dabar atrodo prie parduotuvės, kai išeina naujas obuolys, visi stovi. Ir tų technologijų atrodo paletė ar pipetė, angliškai pipeline vadinasi, man labai patinka tas žodis, nes kai tik apie jį nugirstu, reiškia, aš jau pradedu projektuoti, kur turiu būti po 2, 3, 4 ar 5 metų prie kokio derybos stalo. Ir tų obuolių išeina nuolat ir įvairių. Ir kas yra įdomu, kad ta inovacija, kada atsiduria prieš akis, visada stengiuosi vertinti tokiais 4 kriterijais, ar ne? Tai pirmas, naudingumas ir pritaikomumas. Tai reiškia, ar galiu imti ir naudoti, ar man reikia keisti infrastruktūrą, reikia didinti technikos parką, jį atnaujinti kažkaip drastiškai ar radikaliai ir ar galiu ją tiesiog paimti ir jau naudoti labai greitai ir apčiuopiamai. Antras dalykas, ekonominė nauda ir atsiperkamumas. Trečias dalykas, technologinis suderinamumas. Tai reiškia, ar jisai kalbėsiu su jau esama infrastruktūra. Ir sekantis, ar jisai prisideda kažkaip prie tvarumo ir aplinkosaugos. Dar porą svarbių aspektų, į kuriuos jau mažiau kreipiame dėmesį, tačiau jie labai svarbus yra ant žemės dirbantiems žmonėms, tai yra reguliaciniai ir teisiniai aspektai. Kodėl sakau, kad rečiau kreipiam mes dėmesį? Dėl to, kad dažnai, kai technologija būna labai šviežia, jos reguliaciniai kažkokie aspektai dar ir pasikoreguoja. Ir va, kaip labai gražiai pirma dalis iliustravo, kas mums Europai labiausiai trukdo diegti inovaciją šiandien, tai yra reguliaciniai dalykai. Tačiau ilgainiui, sakykime, jie prisitaiko. Toliau patirtis ir atsiliepimai iš rinkos jau atsiranda tada, kada pirmieji flagmanai, tie porą procentų žmonių, su tom inovacijom susipažįsta ir apie jas gali papasakoti kažkam kitam. Ir kai ruošiausi pranešimui, labai ilgai galvojau, apie ką kalbėti, nes atrodo, vienok labai norisi pašnekėti apie tai, kas jau ant žemės ir ką galim šiandien imti ir diegti. Ir buvo pora tokių mano pranešimų, kažkada, kai per daug į ateitį nuklydau ir žmogus prie jo sako, tai ką man dabar daryti. Tai stengsiuosi paliesti abu dalykus ir pradėsiu nuo obuolių, kurie jau ant žemės, kurie jau yra mums pasiekiami. Kai kurie, pripažinsiu, ir pagulėję, jau tokie pajodavę. Ir žinot, kai pas mus vaikystėje mama būdavo prirenka daug obuolių, sudeda į rūsį ir visada sako, eik atsinešk obuolį, bet paimk tą, kuris truputėlį parodavo. Nes kiti dar gražus ir ilgiau laikysis. Tai pavasarį sako, nu va, visą žiemą obuolius pravalgėm, viskas geriau, aš sakau, jo, bet mes visą žiemą valgėm supūsius obuolius. Tai fantastika. Tai čia tokių yra irgi momentų, kai kurie jau 20 ir 30 metų pagulėjo, bet žiūriu, kad žmonės jų nekelia ir dar nečiumpa kažkaip daryti ir noriu pagrįsti skaičiais, faktiniais, kodėl taip yra ir kodėl reiktų kai kuriuos jos pakelti. Iš pradžių paėmiau tokią, padarėm skalę, tai kiek kainuoja, ar tai 100 eurų investicija, ar 1000, kiek sukuria vertės ir kiek vertingi jie yra. Ir labai trumpai perbėgsiu, nes laiko labai mažai, pripažinsiu, ir buvo pakankamai sunku paruošti pranešimą ir labai nedaug aš čia visko įdėjau, bet šiandien dirvožemio tyrimus, kuomet atliekam, 24 metais jau pastebėjom, kad 65% laukų reiktų kalkinti, 78% laukų reikia tręšti papildomai fosforo trąšomis ir 31 kalių. Kodėl tai akcentuoju ir atrodo sensiniai dalykai, dirvožemio tyrimai jau 40-50 metų tai kalbam, nekalbam, egzistuoja, kalbam neseniai, todėl kad faktu paimam savo ateities ūkį, tokį ūkį kūrėm agrokoncerne, tikėdamėsi surasti būdus, tokius skaičius, kad paskatinti žmonės greičiau eiti į inovacijas arba ne inovacijas, keisti tos nusistovėjusius darbo principus tam, kad jie būtų efektyvesni. Žinokit, ir pamatėm labai įdomų dalyką, kad jeigu čia fizinį svorį skaičiuojam veiklių medžiagų, mažėjo drastiškai ir kas dar svarbu, augo derlius, pradėjus daryti dirvožemio tyrimus ir įvedus šitos dalykus,
Ir čia kai kuriem ūkiams sėdintiem nereikia šitų dalykų pasakoti, jie puikiai žino, kad tada staigiai fosforo poreikis paauga ir matosi, kad fosforo nedatrečiam, kitais atvejais kalio, bet pagrindė panašiai taip ir atsiranda. Kalis krenta, fosforas dėja, vienanarių trąšų poreikis paauga, bet iš to mes gaunam daug geresnis naudas. Tai manau, dirvožemio tyrimai, va čia gerai prieš tai kalbėjau labai protingai, jau seniai kalbu irgi su sprendimų priėmėjais ir kūrėjais, kad reikia Lietuvoje turėti bendrą dirvožemio tyrimų strategiją. Ir aš labai norėčiau, kad visi hektarai būtų ištirti ir tada mes galėtume pasakyti, ar mes tas trąšas galime mažinti, ar turime mažinti, ir kurias mažinti, ir kurias ne. Nes labai sudėtinga yra, kai skirtingos agentūros atlieka viską skirtingais metodais, tie skaičiai ne visai vienodi, jie skiriasi, bet čia yra daug didesni dalykai, nuo kurių reikėtų pradėti. Kitas niuansas, pavyzdžiui, taip pat azoto sensoriai. 3 metus jau ateities ūkio darom gamybinius bandymus, didelės zonos ir ką mes čia pastebim, kad tiesiog tręšiant azotą, atsižvelgiant į augalų biomasę, mes derlingumą pakeliam nuo 3 iki maksimum buvo 11% ir trąšų sutaupom nuo 2 procentus, vienais metais reikalavome, nes pasėliai iš tikrus buvo, bet, sakykime, padidėjo, bet maks sutaupėm 13. Čia yra labai daug didelės vertės, čia perskaičiu hektarą, tai 700 eurų ir daugiau. Ir tada man klausimas, kodėl mes to nedarom, nes yra labai pigių sprendimų. Jeigu nenorim apie sensorius kalbėti, kitas bandymas. Jis buvo platesnis, pasirinkau kalbėti tik apie 2 normas, nes dar buvo 160 azoto. Labai paprastai, 100 pavasariniai tręšimai, veislė euforija, 180 kg į hektarą atiduoto azoto. Standartinė norma, nekintama norma tręšiant, 8,3 tonos. Kintama norma tręšiant mes jau gaunam visais atvejais 9,2. Ir kodėl mes tos tonos nepasiemam, kasmet, iš bet kur? Nes palydoviniai duomenys, čia palydovo pagalba, jie dažnai yra nemokamai. Mes tos duomenys galim paimti iš programėlės tokios kaip Geoface'as, iš programėlės tokios kaip Agrodu 47, iš OneSoil'o, nesvarbu, paimkim naudokim, paimkim tos tonas. Kitas dalykas, ką norėjau dar čia akcentuoti, daug kalbėjimo apie baltymus šiemet, tai matematika paprasta, 1 tona, 11% baltymų kviečių visada savo sudėty turi 20% gryno azoto. Ir tu skaičiuok kaip nori. Ir tada azotas klausimas, kaip ateis į laukus, ar mineralinių trąšų pagalba, ar tarpinių pasėlių pagalba, ar priesėlių pagalba, ar alinsim labai gerą organinę dalį, jau kur dirvožemis turi ar neturi. Nu, čia tokie niuansai, bet tą norėjau jums parodyti. Laikas bėga. Dar vienas svarbus momentas yra taškinis purškimas, tai principas paprastas. Paimam droną arba kameras esančias ant štangų purkštuvo, jisai identifikuoja, kur tiksliai koordinatė yra piktžolės, tada paleidžiam purkštuvą, jisai herbicidą purškia tiktais ant pavienių augalų. Ateities ūkyje vėl darėm tyrimus pagal skirtingus žemės dirbimo būdus, mes jau pamatom, kad, sakykime, jeigu jau skutam sekliai, kad mes jau pasėlio didelę dalį pasidengiam piktžolėm. Jeigu naudojam juos nesėjamąją, pasėlis daug mažiau piktžolėtas ir čia teorija, kurią žinom iš akademijos, iš mokslininkų, standartinė informacija, bet suinventarizavus tokias piktžolės žeminiuose rapsuose, kukurūzuose, cukriniuose runkeliuose, mes galim taškinių purškimų jas visas naikinti. Tos technologijos jau veikia, mes jas paleidę. Turiu pripažinti, užtrukom apie porą pavasarių, nebuvo labai lengva, nes gamintojai labai dažnai deklaruoja, kad viskas čia wow, tai ateities ūkis ir yra tam sukurtas, kad mes išmoktumėm su jom dirbti, galėtumėm eiti ir pasileisti ir dirbti. Ir, pavyzdžiui, kitas dar ant žemės tikrai gulintis darbolys nuo 2014 metų jau, sakyčiau, yra sėkmintama norma. Mes sėjamasias modernus ūkiai, kurie atsinaujinot vėliau 2014 metų, aš abejoju, ar tos funkcijos nėra. Dažnai klausimas yra konsolės, licencijos, laido arba dar kažko. Visi turi šitą funkciją, nieks nenaudoja. Tai vat Vytauto Didžiojo universitetas padarė gerą analizę, tai vat ten dalyvavo Marius Kazlauskas, Agrikon irgi darbuotojas, dabar jau daktaras, jums daugumai pažįstamas, kas tik domitės tiksliosiom technologijom Lietuvoje, nes šitų žmonių nėra daug. Ir 3,2% stabiliai gaunamas derliaus priedas, plus taupom sėklas. Ir sausom atsparesni, ir stabilesni esam, ir nieko investuoti realiai nereikia. Tai šitie dalykai vienareikšmiškai yra ant žemės.
Kitas dalykas, kuris yra tikrai ant žemės ir labai pasigėdau iš Europos atstovo, ES atstovo kalbos apie tai, kai kalbėjom apie technologijas, tik supratau, kad jeigu norim kažką konkrečiai sužinoti, reikia kalbėti labai su tos kategorijos administratoriais ir žmonėms suprantančiais tos dalykus, nes jie iš esmės yra techniniai. Tai yra tokie dalykai kaip genetikos laimėjimai ir naujos, pavyzdžiui, augalų apsaugos molekulės. Ir čia yra labai didelė vertė ir klausimas tik tais kiek kainuoja, nes dažnai tai priklauso nuo žemės plotų, kuriuos apdorojam, bet tai neišvengiamai labai daug vertės sukuria. Tai pavyzdžiui, kas liečia genetiką, tai labai pasigėdau ir diskusijų apie CRISPR technologiją, kuri, pavyzdžiui, genų redagavimą leistų ne modifikavimą, nes labai griežtai pasisakyta buvo modifikavimas, čia labai sudėtinga, labai toli, bet genų redagavimas jis egzistuoja. Ir labai geras to buvo iliustratorius, kiek tai svarbu strategiškai žemės ūkyje globaliai. Tai buvo tas pavasaris, puikiai atsimenu, kai išstojo Jungtinė karalystė, šitą Angliją išstojo iš ES ir iš karto pavasarį pradėjo lauko bandymus su žieminiais kviečiais ir vasariniais kviečiais ir kitais rapsais, viskuo žemės ūkio augalais, su lauko bandymais, su genų redaguotais technologijom, genų redagavimo technologijom. Ir mes to daryti šiandien Europoje dar negalime. Tačiau nuo asmenų tos duomenys, tiksliau, nenoriu rodyti, nereklaminis renginys, kurį labai vertinu, tokį idėją labai vertinu, tarp kitko šio renginio, man patinka matyti tiek daug šviesių gudų protų iš mūsų industrijos ir su jais pabendrauti tą dieną. Tai va 5 metų fungicidų tyrimai. Ir pavyzdžiui, vidurkis, kiek vėliavinio lapo purškimas išsaugo derliaus. Na ir senos molekulės yra senos, sakykime, yra biksafenas, benzodiflupyras, flopiramas. Jie pozicionuojasi čia. Čia tada turim fluksoperoksadą, mefentriflukonazolą, čia jau turim fenbikoksanidą. Ir atotrukis tie 100 kg atrodo mažmažis. Padauginkim iš hektarų. 500 000 hektarų būtų, sakykime, pirštinė vieno antro. Taigi 200 kg. Iški yra. Ir kai kalbam apie tai, kad, kaip pasakyti, tai va šitie dalykai ant žemės. Ir mes, pavyzdžiui, šitam klausimam ruošiamės 28-9 metam, laukiam tų dar naujesnių molekulių, kai kurias stebim, kaip viskas atrodo. Tai perbėgau trumpai, kas yra ant žemės, mielai pakalbėsim apie, jeigu turite kažkokį klausimą, galim gyvai aptart, bet sekit tiesiog, ką veikiam, renginius ir kitus, nes mes ten daug daugiau laiko tam skiriam, ne 15 minučių. Bet, kas yra labai ir dar svarbiau, tai yra ateitis ir tas žiedas, kuris žydi ir galbūt kažkada ten bus obuolys, arba jis yra labai jaunas, arba jau be galintis nukristi mums į rankas. Tai iš tikrųjų visą tiksliųjų technologijų skyrių 2021 metais mes kaip komandos galvojame, matydami irgi krentantį obuolį mums į rankas. Ir tas obuolys buvo žalesis kursas, nes sėdėm ir galvojam, 30% nuėšim trąšas, 50% pesticidus. Infrastruktūra Lietuvoje, džiovyklų, elevatorių, geležinkelių, palaikyti visam mūsų žemės ūkio milžinišką mechanizmą yra jau sukurta per 10. Jūs ūkiuose investavę esat daug, verslas investavęs daug. Ir tada staiga absoliuti lengva matematika parodo, kad mes neteksim nuo 10 iki 30% viso derliaus, jeigu tai paleisim. Ir mes tada pradėjom galvoti, o kaip mums padaryti, kad net jeigu tie sprendimai bus priimti, tas bendras krašto mūsų derlingumas būtų maks stabilus, geru atveju pakilti. Tai vat ir pradėjom žiūrėti į tos dalykus, kuriuos ką tik rodžiau. Ir tai, ką anksčiau nežiūrėjom. Kintamos normos tręšimų, dirvožemio tyrimai, taškiniai purškimai, nes tikiu, kad kada nors ir augalų apsaugos registracija bus pagal tai, kad ar herbicidas yra skirtas naudoti taškiniam purškimui ar bendram. Nes technologijos vystosi žemės ūkio technikos srityje. Tada lygiai taip pat padarėm strateginį sprendimą, kad mes nebeisim ir nesiūlysim pigių sprendimų, kurie nekuria pridėtinės vertės ir gamintojam, kiek kalbu apie augalų apsaugą, apie genetiką. Kad eisim tik originaliais, patvirtintais ir nuo to laiko tik didinam tyrimo pinigus. Tai va pernai metais paėmus mūsų tyrimus, agroinovacijų tyrimų centrą, kur
darom tos grafikus visus, ką rodau, tiksliųjų technologijų skyrių mes kartu investavom 2 milijonus eurų per metus. Tai yra nemažai, nes tikriausiai visų kitų distributorių, mūsų analogišką veiklą vykdančių įmonių sudėtume visus pinigus, tai ketvirčio to nebūtų. Tai norim tą stabilumą išlaikyti. Kas mums tai padės padaryti? Tai vėlgi genetika, vėlgi bendras dirbtinis intelektas ir čia labai irgi neįsiplėsiu, nes 4 minutės liko, bet pavyzdžiui, kas aktualu šiandien, tai mes turim augalo genų skaičius kiekvienam augale. Ir čia, kaip pavyzdys, paimti žieminį rapsą, 900 tūkstančių yra, ir turim kandidatų kryžminimui. Tai selekcininkas, kaip pavyzdį čia paėmiau, turi 70 tūkstančių linijų. Ir jis nežino, su kurio kryžminti ir kokį rezultatą gausis. Tai šiandien dirbtinis intelektas rekomenduoja. Kitaip tariant, įsivaizduokite, ateinat į stadioną, 100 tūkstančių žmonių tam stadione, ir vietoj bilieto į koncertą jūs įmetate ant savo plauką. Įeinat į tą stadioną, klausotės koncerto ir vienu metu prie jūsų prieina dirbtinis intelektas ir sako, čia, kokio vaiko nori. Ir tada klausimas, tipo, ką? Čia, galiu gudrų galim, stiprų galim, vikrų galim, muzikantą gerą. Ir tu tada sakai, gerai, būtų ir stiprus ir muzikantas. Tada jis pažiūri mane. Ne, po muzikantą galim, tai nori muzikanto, einam ir tempia tave per tą 100 tūkstančių žmonių iki to partnerio idealaus, kurio to reikia. Tai taip technologija veikia. Kuo galiu pasidžiaugti, kad šiais metais ieškojom šitos technologijos, išgirdom apie 2020 metais, nuo to laiko teko daug ir vizitų turėti ir pakalbėti. Ir šiemet Lietuvoje rudenį jau pirmieji bus 2 valstybės, kur tokia veislė bus paleista ir mes busim vieni jų. Tai čia Lietuva ir Vokietija. Tai čia bus jau šiemet ir tas obuolys mums nukris. Ką mes su juo darysim, kaip mes išmoksim su juo naudotis, ką sugebėsim sukurti ilgalaikį perspektyvą tobulėjant algoritmą, negaliu pasakyti. Bet šiandien šitas vaisius jau žemai. Bendras dirbtinis intelektas, tai paprastai, dabar didžiausias laimėjimas dirbtinio intelekto, kuris labai stipriai nuskambėjo mokslininkų bendruomeniai, buvo tas, kad baltymų sekas jisai puikiai įskleidžia ir suranda sprendimus, kuriuos mokslininkai labai ilgai trunka rasti. Ir kas tais, čia atrodo, nieko gero, nieko gero, čia yra visi ateities vaistai, visi augalų apsaugos priemonės, visi ėjimai į, sakykime, vabalų kontrolę, bet specifinės rūšės. Ką tai reiškia ateityje mes Europos Sąjungoje ypač turėsim tik tais tikslų veikimo principą tik tai rūšiai ir tam vabalui, kas mums leis tokius preparatus naudoti, nebijant turėti įtakos naudingiam vabzdžiam, tokiam kaip bitės ar kiti. Čia vėl galima plėstis, nes čia ir grybai ir daug kas kita. Kas dar įdomaus? Skaitmeniniai dvyniai ir klimato spėjimo technologijos. Tai apie skaitmeninius dvynius pirmą kartą išgirdau prieš 4 metus Wageningeno universitete Olandijoje, sėdžiu su žmogum, jisai sako, žinai, šiek tiek jetlagino, skridau iš toli. Sakau, ir kur tu buvai, ką tu veikiai, davai papasakok, nes mažai bendravę buvom prieš tai. Tai sako, Amerikai dabar buvo 2 savaitės, tai grįžau turėjau pranešimą tokį gerą žemės ūkio bendruomenį, viską. O sako, prieš tai, žinot, ką veikiau? Tiksliau savo, o ką prieš tai veikiai? Nes, jis taip klausai gražiai, aš klausinėjau. Tai, sako, NASA konsultavau. Gerai, čia klimato kaitos moduliai, duomenų ten, kaip augalai ten elgėsi, viską. Ir aš tada sakau, taip galvoju, sako, tu NASA konsultuoji, kas čia vyksta. Bet iš esmės tokie žmonės ir tai gamina, nes kaip pavyzdys dabar, Nvidia visai neseniai paleido tokį modulį, kada tokį skaitmeninis dvynys yra technologija, kuri nukopijuoja bet kokį realų daiktą ir tada naudodami duomenis modeliuoja pokyčius įvairius. Tai Nvidia paleido tokį modulį RF2, vadinasi Žemė 2, ir jos tokio dirbtinio intelekto modulių ir skaitmeninio dvynio modulių gali projektuoti ilgalaikės sausras, taifūnus, potvinius, kažkokias negandas. Bet linkuoju einu, kad šiandien dieną jau viskas nusileido į miestų lygį ir jau, sakykime, patys pastatai, jų įtaka aplinkai yra vertinama. Ir mano toks spėjimas ir įsivaizdavimas, kad per ateinančius 15 metų mes turėsim labai lokalias prognozes ir labai ilgam laikui. Gal ne 3 dienom, kaip dabar, nes dabar 3 dienų nespėjom, bet gal 3 mėnesiam. O kas jeigu pusė metų? Įsivaizduokit, jeigu rudenį žinotumėt kokią veislę sėti ir ar sėti, ar ne žiemos,
ar pavasaris bus sausas ir vasarojus nesudygs. Čia tokie dalykai, kuriuo aš šiandien nesuprantu ir net neįsivaizduoju, kaip tai pakeistų mūsų kasdieną. Visiškai autonomija, nieko gero ir įdomaus, visi laukiam robotų, nes robotas geras žodis, bet šiaip daug niuansų. Tai taip, vrapapinkim vadinant, spakuokime parašiau ir spakuokim, kad labai trumpai pašnekėjom, kad labai daug jau ant žemės yra dalykų, kuriuos kūrėm ir naujas technologijos mūsų gyvenimą įsiverš labai netikėtai ir iškart turės dar didesnį įtaką įskrimačių žmonių gyvenimą. Bet bendras mano palinkėjimas šios dienos ir konferencijos dalyviam. Man labai patinka išgirsti, kad šitie dalykai ateities kartom. Jie nebe man, jie ateities lyderiam. Ir aš tada dažniausiai kaip tikras dabarties lyderis arba sėdžiu ant sofkės tą galvodamas, žiūrėdamas televizorių, arba skrolinu ir pagalvoju, kas jeigu ne aš, kas jeigu ne mes ir ne dabar. Nes tie žmonės, kurie bus ateities lyderiai, bus užaugę mūsų lyderystės principų. Tai kviečiu visus būti tais lyderiais, kurie domisi, kurie diegia, kurie galvoja apie rytdieną ir galvoja, kaip tą rytdieną kurti, sukurti ir užkurti. Linkėjimai visiems, gražios dienos šiandien. Ačiū.